Rėjimo pusė. Klausom. Sveiki. Sveiki. Žiūriu jūsų laidą, jūs gal ir šauniai darot, bet žinokit, lipę žydsko pečiom ir nugriuva netyčiom, imkit vaiką pagaliukų ir pribaikit už žydukų. Čia yra mūsų lietuvių senovės skaičiuoti per uždavinės. Jo, o kai ją naudoja, kad vaikeliai- žydus įžeisti ir tai yra O ar tam sistemingas kontekste elgesys. buvo vaikas, pienuką motinos nuo lūpų nusivalyk. Tu pas mane O ko tu įvestas aiškini kaip man? žodis, berazumis pas Čia mane. tokia kultūra kontaktuose. Žemaitaičio fanų? Taip, čia yra, taip, Kodėl gini nusikaltelį? o prie ko ar čia tave taip nusikaltėlis? mokė? A tu žinai, Ko branguti, gini nusikaltelį, kuris atsakomybės išvengia? Biržų iššaudė, kas iššaudė? Kokutojas? Spaudimų vaistų neišgeri Eik šiandien? nahui, bibi čiūp savo pizdą bobai nulažyk. Go nahui čia vis vaindau. Negrasink man su geru laiku, klausyk. Tai 2 sekundės ir Žemaitaičio fanams barabanai išmušo. Ko reikėtų tikėtis? Pradžioje apsimetė dar, kad gal laida ir nieko, bet tai čia mūsų skanduoti ir per akimirką tiesiog nervai pakliko. Tai viskas aišku. Na čia Robobalsė buvo. Turbūt tai priminė, kai LRT žinių radiją paskambino ekspertai kabutėse. Nu čia realiai reguliarus Žemaitaičio rinkėjas, reguliarus APTV žiūrovas ir panašiai. Čia tie, kur komentarus rašinėja visą dieną YouTube'ai ten ir panašiai. To tipažo žmonės, kur ten komentarė jie vat parašys labai intelektualiai kažką. Ne visi aišku, bet bent jau be klaidų kai kurie ten parašo, bet dažniausiai ne. Bet tiesiog, kur varo ten belenką, rašys viską. Iš tikrųjų, čia gali būti bet kuris variantas, nes jie kartais rašo, tipo, adekvačiai kabutėse, bet jeigu tu jiem nepritarsi ar kažką pasakysi iš karto, kad čia Landsberginį, konservatinį, kad papirktas ten visą tą šabangą. O kartais jie tiesiog daugtaškai, kableliai, skirtukai random vietose, čia vienas iš tų arba tas pats žmogus ir yra. Ir kur sakau, komentarus yra viena, kai paskambini yra biškai kitka, kai išnekėti balsų reikia ir biškai kitka yra. Nes jiem užtenka gyvenime savo, kai sutinka su kritika Žemaitaičio ar kažką, parašyti tiesiog komentarą. Tas eilėraštis yra mūsų kultūros, ten skanduotė, mūsų čia jaunimo ir viskas. Ir viskas. Jiem tą užtenka pasakyti ir jie tą turi argumentą savo galvoje ir viskas. Jie nesupranta, kad yra tūpas argumentas ir nedaug dievė jiem kažkas paprieštaraus. Jie nežino nei kaip apginti argumentą, nes jie ne patys sugalvoja jį. Jiem pasakė arba APTV arba tas pats Žemaitaitis ir viskas. Jie daugiau nieko neturi ir va čia tame problema ir yra, kad kai reikia iš tikrųjų balsu, iš karto per 2 sekundės. Ne komentarė po 10 minučių, kai tu net nepamatysi, kad kažkas tau paprieštaravo ir tu gali į vatnikų ten ar konservatininku išvadinti ar dar kažką. O tipo, jeigu tu tokį klėdėsi pasakai ir kažkas jau nesutiks, iškart viskas. Tu nebeturi ką, pasileidžia emocijos ir baigėsi visas protas. Bet čia yra tokio pobūdžio žmonės, čia net nieko nestebina, jų pilna. Jų yra pilna. Beveik kas antras turbūt komentuotas yra toksai, to APTV žiūrovas, ten Žemaitaičio rinkėjas. Gal net daugiau, nežinau. Ten dalis yra tokių, kur šitaip emocijom nepasileis iš karto, kur ten mėgins tipo adekvačiai kalbėti, bet ten išprotėję bus jau argumentais, bet didžioji dalis tokių yra. Iš kaimų gilumų, ten kur, nežinau, sovietmečių turbūt dar užaugo tą švietimą į kokį gavę, gyvenime nėra ten su niekuo kalbėję ar diskutavę, tai to ir tikėtis, bet... Kokie tu paruošėme? Arba kažkas labai gerai patrolino, bet...